žingsnelis žmogaus gyvenime, tačiau milžiniškas šuolis Lietuvos istorijoje. Ant kalno mūrai joja lietuviai, ant kalno orbitas stovi mėnulį. Sutikime laidos vedėją Algį Valių. Labas vakaras, brangus Lietuvos žemės gyventojai. Jūs sveikina Lietuvos Respublikos erdvėlaivio Perkūnas vadas kapitonas Algirdas. Sveiki atvykę į mūsų orbitą. Nors mūsų skiria gana storas televizijos ekrano sluoksnis, visgi tikiu, kad esame kartu. Nukeliavę į Mėnulį mes čia gana jaukiai įsikūrėme, tikiuosi patiks ir jums. Dėmesio, skelbiu mūsų misijos Mėnulyje pradžią. Prašau. Aš kaip stoties orbita vadas ir erdvėlaivio Perkūnas kapitonas privalau savo komandą pasirinkti darbščius, gražius, atsidavusius ir be abejo labai patikimus ir nuostabius komandos narius. Ponios ir ponai, leiskite man jums pristatyti mano adjutantės kosminės seržantės panelės Alfa, Beta ir be abejo Omega. Ačiū jūs labai mielas. Būdami toli nuo Žemės, mes neprarandame su ją ryšio, ne? Mat, specialių prietaisų pagalba mes galime bet kada pas jūs nukakti, o taip pat susilaukti svečių iš mūsų planetos. Man ką tik pranešė, kad už šių Titano vartų leidimo patekti į mūsų orbitą laukia pasiuntinys iš Žemės. Man regis, tai turėtų būti žymiausias Lietuvos mokslininkas, specialiai komandiruotas čia pas mus įstoti tam, kad tirtų mūsų psichinę būklę. Prašom jį leisti. Agir, kur eini? Pala. Oho, iš kur pats būsi, a? Siuntė žmogų, atsiuntė žmogaus pakaitalą. Brangus Lietuvos žmonės, aš jums noriu parodyti, kaip veikia mūsų stotis. Jūs matote pilną jautrių prietaisų, kurių pagalba mes stebime visus Lietuvos žemės politinius, kultūrinius, visuomeninius įvykius. Tarp kitko, matau, vienas iš jų kažką jau siunčia. Ar tik nebus tai ponas Budulis, senas grubianas ir kiaulė, paleistas iš Lukiškių po 10 metų įkalinimo? Jėzus, kaip karšta, neįmanoma. Operatorius, dirbam su kamera, prašom vaizdas į mane. Labadiena, brangus mūsų žiūrovai. 1991, 2001. Prabėgo 10 metų Lietuvoje, labai daug kas pasikeitė. Pasikeitė režisieriai, pasikeitė prezidentai, premjerai, tačiau yra dalykų, kurie nesikeičia. Jau 100 metų stovi pastatas už manęs, tai Lukiškių kalėjimas, 100 dar ir stovės, tai Lietuvos stabilumo simbolis. Ir štai už manęs išeina kiaulinių paskutinis gyvas likęs gaujos narys Budulis. Labadiena. O tu čia mane patini dabar prie vartų, ane? Laukiai, kada aš išeisiu, ane? Kalbėsiu. Nieko aš čia tavęs nepatinu. Sakykit, prašau, tikrai su vardas Budulis. Ar tikrai esate paskutinis likęs gyvas kiaulinių gaujos narys? Tėvukas buvo Budulis, dėdukas Budulis, babytė Budulė. Mindė su mašina sprūgo, striukė liko, Geda irgi pašovė, tai liko tik man brolijeva atnešė marškinius, kėdačius, kad turėčiau išeit, va man tos kiek nedaug, tik turiu, aš turiu vaistų biški ir va, kompaktą, blatnoj hit. Iš vis, ką tu duhelį galvoju, muzikoje supranti, o klausyk, kartais jis negaidys? Girdė, o tu nežydras kartais? Aišku, kad ne pas tu žydras. Pala, o aš pats ar nežydras? Tu čia su bairiais baig. Klausyk, tu kartais lokas ne iš kolūkio esi. Na, aš iš kaimo, nu ir kas? Klausyk, labai daug kas pasikeitė per 10 metų. Pažiūrėt, klausyk, kas dedas. Palauk biški, mano draugai atvarė, reikia pasisveikyti, pastovėk. Na kągi, aš niekur nestovėsiu, einame kartu operatorius. Girdė, Filadelfijau, čia Seimas ir čia dviračio žinios filmuojasi visą laiką. Čia geras. Pristatyta visokių bankomatų, šitų restoranai, Viskas galėjo man priklausyti, būčiau visko turėjęs, ir pinigų, ir bobų, ir šlovės, o dabar pažemino autoritetą, pagaidino kalėjime. Klausyk, a tu tikrai ne pėdikas, girdi? Ne, aš iš kaimo. Ką galvoji, kaime tokių nebūna? Ausį niešti, jolki palki kaip niešti ausį. Ojojoj, kaip niešti. O klausyk, tu geri? Nu, kartais išgeriu, žinok. Davai aš jį išbandysiu, pasiūlysiu jam važiuoti kartu išgertas. Klausyk, davai ant 100 gramų į Vilniaus viešbutį. Čia kažkada sėdėjom, visi bachūrai, visi bišai būdavo. Davai. O kas čia dabar? Nebėra tvarkos, nebėra borkos, nebėra ir nieko. Klausyk, važiuojam žinai kur, į Vilbarą, nupirksiu išgert. $1 turi? Neturiu, tik keletą litų, labai norėčiau būt kartus. Pažiūrėsim, kas ten yra. Gerai. Aš jau už čekis ir bonas galėjai čia viską. A kas čia dabar?
Aš čia dabar kvepalų parduotuvė, būdulį. Parduotuvė pedryloms tokiems kaip tu. Viskas per 10 metų pasikeitė. Nieko neberasi. Mar tik pinigai dar savo vietoj liko. Varom. Братва на Кипре и на Канарах, а я на нарах, опять на нарах. Братва на Кипре Agirdi, и на čia mano Канарах, pinigai buvo užkasti. а я на Žiūrėk. нарах. Nebėra. Kur mano pinigai? O dabar Filadelfijau, Agirdi, čia kaip Čekų Luna parke. Tik kelis kartus gražiau negu savo kambarį. Panelė. Čia tavo bobas. gal ir mano? Atsiprašom, viršininkas. Eikite savo kajutę. Na va, įleis kiaulį į orbitą ir ant stalo užsilips, a? Dėmes turime išjungti savo siųstuvus. Nieko. Po reklamos mes su jumis vėl užmėgsime ryšį. Ane? Mano kiauliukas. Panelės, teikite prie manęs. Alfa, beta, omega. Sėskit ir žiūrėkit, kas dabar bus. Kad tave perkūnas perspėt reikia. Mėly Lietuvos žmonės ir žmonos, pilietės ir piliečiai, lietpalčiai, užsienio svečiai pabradėje ir svečiai iš užsienio. People of the world and worlder of the people. Sakant, reiškia, su giliu susirūpinimu šiandien kreipiuosi į jūs šią sunkę, taip sakant, mūsų valstybei, reiškia, metu, norėdamas aptarti mūsų tautos gyvenimo rūpesčius, kuriems mano giliu įsitikinimu reikia padaryti atinkamus, kad įgrausmas reikalingus sprendimus mūsų valstybės, taip sakant, žengimo į Afriką, Europą laimingų, derlingame bei prasmingų kelyje. Tenka konstatuoti faktą, kad gyvenimas gerėdamas blogėja, tai yra blogėdamas gerėja. Ko dabar žiūrit, matot, kad susipainiau, padėkit man. Gyvenimas nestovi vietoj. Ačiū jaunuoli už subtilę užuomenę, kur jau čia stovės tokiam amžiui. 21, vis tik tai viskas lekia, keičiasi žvėriškų greičių. Ir žodžiu, kaip ten bebūtų, mylėkite, reiškia, tėvynę. Patikėkit manim, bet aš žinau, aš buvau užsieniuose, viešbučiuose, parkuose ir prie visokių fontanų ir griuvėsių, taip sakant, su fotoaparatu ir apsakysiu, kad vis tiek niekur nerasite gražesnio krašto, žmonių, saulės, žolės, jaunime, žolės, ežerų, medžių, kalvų, tokios šalies kaip Italija. Kad tėva Perkūnas norėjau pasakyti, va jums pavyzdys, kuo turi tapti Lietuva. Italija tegu savo griuva su savo pizom ir boksais. Taigi tiek norėjau padainuoti. Tai yra pasakyti šio pirmojo mano kreipimosio į Lietuvos žmonės progą. Su Dievu, mėlėjai. Būčiau pamiršęs. O štai su vidaus priešais, kurie kerta pušeles Dzūkijoje, aš susidarosiu asmeniškai. Ir taip sakant, kelios pušelės anot Maironio apykreivės liko. Tokius reiktų iš karto. Kaip šitais ginkluotė vadinasi. Negaliu. Duokit man limuziną ir vežkite į Trūniškas. Sudėv. Na, o dabar, kur buvę, kur nebuvę, pasaulio margumynai. Tolimojoje Indijoje nėra kaminkrečių. A jų ir nereikia. Čia socialinę spragą su kaupu užpildo kitos profesijos atstovai – vėliavakryčiai.
Mat kai kurių valstybių vėliavose kartais prisikaupia suodžių ir pelenų. Indija, nors ir didžiulė, tačiau nelabai turtinga šalis. Visa jos priešlėktuvinė gynyba tai tūkstančiai ir tūkstančiai margaspalvių oro balionėlių, kurie paleidžiami į dangų paaštrėjus santykiams su Pakistanu. Minėtų balionėlių tiek daug, kad juose pats velnės koja nusisuktų, jau nekalbant apie Pakistano bombonešius. Tikri menininkai dažnai esti labai reiklus savo kūrybai. Dabar pamatysime, kaip Tūlas, Japonijos fotomenininkas, labai užpyko ant nelabai įvykusio savo darbo. Visa laimė, kad netolies atsirado jo talentų gerbėjų, laiku išgelbėjusių meno kūrinį. Prezidentas Bušas giliai širdyje yra marksininkas Lenininkas. Ir nors jis negali pasigirti karabasiška Markso barzda, niekas jam netrukdo surengti Leninskį subotnik, kur galima iki valios pritampyti, kad ir nelabai sunkių, bet visgi tikrų rastų. Ленин, бревно, спутник, перестройка. Субботник, спутник, балалайка и вся другая хуйня. Dabar jūs matote, kaip Tailando Elgetų mafija išdresavo šunį elgetauti. Рядом со мной находится таиландская овчарка. Я ее обучивший попрошайничать у людей. Я ее ложу на улице, даю ей стопарик, и там люди бросают деньги разные. Во, молодец, псина. Paukokite tyros meilės centrui. Mūnas išgelbės tavo sielą. Ačiū. Lietuvoje populiarios sartų žirgų lenktynės, jūs man pasakysite, ar ne? Na ir kas? O štai Amerikoje sparčiai populiarėja vaikų vežimėliuose lenktynės. Mažyliai savo bolidukose suka pedalus ir išvysto nemažą greitį. Iš paskos bėgančios laimingos mamos netaip jau ir lengvai suvaldo savo ristunelius. Žinot, populiariausia Serbijoje muilo opera yra tokia jausminga, kad pagyvenusios išdidaus krašto moteris negali sulaikyti ašarų ją žiūrėdamos. Šio serialo pavadinimas Miloševičiaus nuotykiai Hagoje. Kartais prašmatniuose Majamių ir Floridų baseinuose nežinia iš kur užsiveisia koks baisus aligatorius ir nukanda besimaudančiai turtuoliai koją. O ką daryti, jeigu prašmatniam baseine užsiveisia koks nors briedis? Velneva kažkokia, dar voveraitės trūksta. Kalba Lietuvos Respublikos erdvėlaivio Perkūnas ir kosminės stoties orbita vadas Algirdas. Mes vėl įjungiam savo siųstuvus ir galime matyti jūs, o jūs galite matyti mus. Ar visos sistemos funkcionuoja be sutrikimų? Puiku. Dabar mes turime padaryti vieną nelabai technologišką, bet visiškai neišvengiamą dalyką. Mes turime pašventinti mūsų tarpžvaigždinę stotį. Žinot, kadaise aš pats užsiėmiau šventinimu. Šventindavau automobilius, kosminės stotis, bet laiku nepratęsus man kunigo licenzijos teko atsisveikinti su šią ūkinę veiklą. Mums reikia tikro kunigo. Jaunuoliai, prieikite čia. Keliauji į žemę ir atgabini čia tikrą kunigą. Gerai? Gerai? Ну, гадость, короче, dar niekad nebuvau tokiam fonde. Kaip diskanai, jėga, wow! Labas, tu vyriausias, ką, kunigą kvietėt, ne? Šiais laikais negalima pasitikėti niekuo. Dokumentą turit? Va mano dokumentai, žiūrėk. O kodėl be nuotraukos? A tu į akį žmogų žiūrėk, a ne nuotrauką, ponia? Man įdomu, nuo kada kunigai bachuriukais tapo. Atsakai už bazarą? Atsakau, nuotraukas jam prireikė, kai tu mažas buvai ant padukų sėdėjai, žmonės gelbėjau. Kartą su tokiu družbanu virtuvė sėdėjom viską, kalbėjomės, все такое apie gyvenimą, apie mergas, понимаешь, klausyk, ir jis ant manęs užpyko kažko. Короче, nukrito ir nejuda visas. Nu, kaip, ha? Geras, ne? Geras, ne koks, ne? Girdi. А tu ką negirdi, ką, patsanas, ką? Tu ne bachūras, ne? Negali pavaryti, ne? Kelkis, aš tu sakau, tu ką, blėt, dabar čia ką? A girdi, tu kapoja, ne? Kelkis, ką daryti, klausyk, bliamba, žmogus miršta. Nemirkin mane, supratai? Laikykis, poнял? Nemirkin mane. Allo, labas, čia greitoja, ne? Čia bus, nu... A koks skirtumas, kas kalba, čia žmogus miršta. Bijūnų gatvė 911, atvarykit. Jis guli virtuvėj, manęs jau nerasit. Gerai, davai, все, короче, neturiu laiko. Nemirkin manęs, supratai, založu ubью, понял? Ir tada aš supratau, kad aš turiu gelbėti žmonės. Aš turiu gelbėti žmonės, kad aš kunigas, supratai, ne?
Karoči, ką čia šventinti reikia, mane iškvieti, čia ne tam, kad aš tu aiškinčiau, ką? Lik ir vadovybė sakė kažką pašventinti, nepamenu. Tu sek, ką kalbi ir rankom čia nemojuok. Teisingai, valdžia sakė, kad čia reikia viską pašventinti. Pašventinti, ne? Pašventinti. Gerai, vardant Tėvo, Tėvo, šventos dvasios, švento kosmoso, amin. Gerai bus? Gerai ar ne? Neblogai. Tai ir tave galiu pašventinti, ja? Va, tu, susunokas. Tu ant manęs balsą keli, aš Dievo atstovauju. Karoči, man reikia varyti. Davai, išleiskit mane iš čia. Mes dar pasimatysim su tavim. Poem? Amen. Man gal būna tokį. Atrodo, prisisapnuoja, ar tai man galvoj kažkas, ar aš mąstau, ar čia iš tikrųjų realybė maišausi su nežinau kuo. Net neprisigalvoju kartais, kas galvoj darosi. Nieko nesuprantu. Oi. Na, o dabar pasaulio margumynai. Jūsų dėmesiui dar keletas margumynų. Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus Lietuvos kariuomenės vadui Jonui Kronkaičiui suteikė eilinį aukštą karinį laipsnį. Britų karinė vadovybė tuo metu pulkininko leitenanto laipsnį suteikė Elžbietos II karūnai tinkamai tarnavusiam pingvinui. Rytų fronte, kaip visada, nieko naujo. Maskvos gatvėse toliau siautėja Timūras ir jo būrys. Посмотреть на дохлого Ильича, будь готов. Jasiras Arafatas Karoliui Voicylai padovanojo torčiuką. Šventasis Gitėvas atsidėkojo šventųjų papirosų pakeliu. Algirdas Mykolas Brazauskas nelabai skuba vykdyti ūkio reformų. Tačiau jis moka pasiutusiai smagiai galasti giliotiną, šienauti šviesos greičiu ir neką lėčiau srėbti savo darbo vaisius. Lietuvą aplankė Lenkų premjeras Pons Buzekas. Algirdas Mykolas Brazauskas naiviai pasiteiravo, ar Pons Buzekas kalba Algirdui Mykolui mielesne kalba. Pons Buzekas rusiškai kalba, ne? Deja, atsakymas buvo нейгамас. Да ты шо, бразилкас, по-русски я не разумею, я только по-просто говорю, по-тутчейшему, понял, не? Прzepraszam, pan Buzek, я не знавший. А ты сам, бразилк, по-литвински не очень-то разумишь. Žinot, kodėl Egidijus Bičkauskas nebuvo priimtas į Seimo chebrą? Kokaino uostytojams ne vieta Seime, aš tai sakau. Nelabai gražu, kai žmogus ateina į Seimą, apsiuostas, purškia kaip koks dulkius siurbliai. Štai kokios mintis apninka poną Bogušį prie valiutos keityklos. Labas, babelė. Bogušis trukdo. Aš prie keityklos. Klausyk, galiu tavo pinigus iš sąskaitos pakeisti į eurus, ką? Ar žinote, kad prezidentas Valdas veda dienoraštį? Štai kokias praėjusios savaitės pastabas jis užsirašė. Mielas dienoraštį, jau 50 metų su Alma mes kartu ir nebaigiam darbų, mes su Paksu mes kartu. Visos tiesos aš pasakyti Almai negaliu, bet ir Rolandui naujo darbo pasiūlyti negaliu. Nesirimuoja kažką. Tai tiek pasaulio margumynų. Na kągi, turbūt užsilaukėte. Ne, aš galiu dar palaukti. Vladislavas visi vadina Vladuku. Jūs kirpėjas. Man sakė Lionis, kad jūs geriausias miesto kirpėjas ir dar homoseksualistas esate. Nu, dėl antro tai nesutikčiau. Ačiū, aš labai tolerantiškas esu. Nu, duokit, pažiūrėsiu jūsų galvytę, jeigu galima. Gal, žiūrėkit. Aš jūsų rankas atiduodu savo galvą. Bet pas jūs bluselių čia paės. Pas jūsgi netikri plaukai čia. Netikri, aš praplikęs, esu priverstas nešioti peruką. Pas jūs čia tikri plaukai? Nu, nesvarbu, man reikia nuskusti mane. Prieš sezonas naujas televizijos prasideda. Tai ūsus skusim. Nu, ūsus nuskusi, tai aš tai užmušiu. Aš būsiu niekas, supratai. Man čia barsta. Tai palaukit, iš televizijų taip išeina, aš skaitau, dirbate. Na, viski dirbu čiut-čiut. Girdėjau, kad televizijos visi pasikėlė labai. Nu, kaip nuo žmogaus, žinot, priklauso. Būna žmogus, jeigu pasikėlė, tai pasikėlė. Aš tai paprastas, žinot. Paprastas, Jūs galite gal pradėti skusti. Tai ką, gal barzdykė, tai? Turime firmos Stopfyrę, tokią naują kosmetiką gavome. Nu ką, baliukai, Boleslavas. pradėsime jūs
Skusti. Tai prašom, čia barzda mano. Pirmiausia, užpurkščiu, bo negaliu žiūrėti. Ai, oi, kur jūs čia taip? O, jūs įklausykit rankas, turbūt ilgai kišenėje laikit, labai smirda pirštai jūs. Nešmirda ar nešmirda, pradėsiu. Nebijokit, nebijokit. Čia pas mus vienas klientas buvo, ir žinokit, visai supjaušiu. Oi, tikiuosi, aš toks nebūsiu. Duokit pasmakriuką šių biškį. Duokit. Pasmakriuką šių. Jūs biskutį nesinervuokit, aš dar. Palaukit. Aš turiu apskusti. Aš jūs palaukit. Palaukit. Boleslavai. Jeigu jums silpna, einam į lauką. Einam į lauką, atsigausite. Einam. Aš tai kraujo nebijau. Čia į lauką. Į lauką. Nesinervuokit, duokit, aš jūs pašukuosiu. Aš nesinervuoju, aš neblogai jaučiuosi. Klausykit, bet kokia nelaimė, jis mane supjausti. Bet žinokit, Nelaimė. bėda suartina žmonės. Einam. Nebijokit, nesinervuokit. Nesinervuokit. Prašau, aš nesinervuoju. Aš bet vot bėdą padarėte mane. Ot bėda, sukruvinat mane viską. Nu, nepykit. Nieko, aš nesinervuoju. Draugus nelaimė pažins, nelaimė suartina, daug savačiuosiu. Kalba kapitonas Algirdas. Mūsų ultrajautrus prietaisai ką tik užfiksavo tarpplanetinėje erdvėje jau 20 metų beklaidžiojančius signalus. Deja, apdoroti jų mes neturime nei laiko, nei teisės. Todėl rodome juos iš karto ir be jokios cenzūros. Tikrai nemažai socialistinio realizmo skulptūrėlių savo gyvenime išdrožė Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos liaudies meistras Vladislavas Šapauskas. Per vieną pamainą auksarankis menininkas iš medžio išdrožė apie 1000 medžio drožinių. Štai raudonkepuraitė. Gražu, tačiau socialistinių pasakų numylėtiniai kažko trūksta. Na žinoma, raudonoji kepuraitė negali eiti miškan be reaktyvinio prieštankinio sviedinio. Keli judesiai sustamestka ir skulptūra gatava. Dabar mergaitai nebaisus joks vilkas. Na štai, dabar galima drožti toliau. Štai skulptūra Margarita Drobesko ir Povilas Vanagas. Naujasis lietuvis slapstosi nuo teisėsaugos, taip sakant, ant slidžių. Tarybų Lietuvos stribas neša gėles ant buržuazijos kapo, o štai besarmatė Monika Levinski, bandanti nuvalyti gėdos dėmes nuo savo suknelės. Pakaunės miškan traukia leitenantas Moskvičius. Lietuvos aukščiausios tarybos tribūnoje Algirdas Mykolas Brazauskas. O štai čia lietuvis ūkininkas aria žemę, į rusišką trojkę įkinkęs Maksimo Kulkosvaidį, tikroji žemės ūkio tačiankė. O štai ir žymiausias liaudies meistro, raudonosios trispalvės ordino kavalieriaus, socialistinio darbo didvyrio Vladislavo Šapausko darbas – scena Žaba. Sėkmės, įkvėpimo ir daug purvasklaidos jums, kilnusis socialistinio realizmo skulptoriau Vladislavai Šapauskai. Žurnalo pabaiga. Brangus Lietuvos žemės gyventojai, tai buvo pirmasis mūsų tarpžvaigždinės kosminės stoties orbita ryšio seansas su jumis. Mums labai... O ką su paršu daryti? Nu ką, žinau, koks jo vardas? Nežinau, kas panašus, kad paršams vardus duot. Panašus? Klausykit, tegul žiūrovai išrenka vardą mūsų paršeliui. Nebloga mintis. Siųskite mums laiškus su paršo vardo variantais. Mes su jumis susitiksime kitą sekmadienį vakare, toj pačioj vietoj, tuo pačiu metu. Viso gero!